kolegijoje užtikrinti, kad būtų išklausyti visi jūsų paruošti pranešimai, kurie, tikiu, yra informatyvūs ir labai įdomus. Ir norėčiau jūs visus pasveikinti, atvykus pas mus į Šiaurės Lietuvos kolegijos organizuojamą mokslinę konferenciją Teorija ir praktika 2016. Taigi, aplodismentais. Labai malonu, kad mūsų vis gausėja ir šiandien iš tikrųjų yra labai daug svečių ir iš kitų miestų. Mes turime draugų atvykusių ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, Alytaus, ir be abejo Šiaulių miesto mūsų kolegijos draugų pristatymų gausybė. Ir labai malonu, kad šiandien mes turėsime puikią galimybę išgirsti ir gimnazistų paruoštus pristatymus. O dabar sveikinimo žodį norėčiau pakviesti tarti Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorių Mykolo Dromantą. Po tokios puikios įžangos sunku ką nors ir bepridėti. Visų pirma, aš irgi nuoširdžiai sveikinu visus atvykusius į mūsų konferenciją. Tai yra jaunatviška, su jaunatvišku polėkiu. Ir reikia manyti, tikrai susirasite toje konferencijoje ir naujų draugų. Tai yra 4. mūsų konferencija. Ir mes tuo labai didžiuojamės. Per tos 4 metus konferencija patapo tarptautinė. Šiandien bus perskaityti 5 pranešimai studentų, kurie yra atvykę iš kitų šalių, iš užsienio šalių universitetų. Ši konferencija ypatinga ir tuo yra, kad ją gali stebėti visas pasaulis. Aš drįstu taip sakyti. Studentai nuotoliniai mūsų, kurie gyvena Airijoje, Brazilijoje, Kinijoje, jie turi galimybę jungtis. Ir aišku, savaime galimybę jungtis turi ir visi tie, kurie nori pamatyti, ką mes čia veikiame ir kokie yra mūsų pranešimai. Tai nenorėdamas ilgai užtęsti įžangų, linkiu visiems gerų pranešimų, gerų minčių, susiras daug naujų draugų, na ir kad ši konferencija jums suvaidintų svarbų vaidmenį ateities darbams. Sėkmės. Dėkojame mūsų gerbiamam direktoriui už nuostabų kartą žodį visiems čia susirinkusiems. Ir dabar labai trumpai, kad kuo greičiau galėtume išgirsti gausybę įdomių pranešimų, noriu trumpai apie dienotvarkę pakalbėti. Nuo 10:10 mes čia plenarinėme posėdėje išgirsime net 4 bendrus pranešimus su nuostabiais lektoriais, o vėliau 11:10 visus kviečiame į 1. aukštą į kolegų kavinukę, kur jūs turėsite galimybę pasivaišinti kava ir arbata ir užkandžiais. Tad 11:10 įsiminkite šį laikrodžio rodiklį, kad tą valandą mes visi po šio plenarinio posėdžio keliaujame į 1. aukštą į kolegų kavinukę. O po to 11:30 prasidės pranešimai sekcijose. Ar visi turite štai tokius segtuvus? Jeigu kas nors neturite dar segtuvo, Ieva gali jums jį įteikti vos įėjus užlipus į 3. aukštą. Ir šiuose segtuvuose jūs galite rasti visą jums reikiamą informaciją apie tai, kur ir kokioje auditorijoje vyks jūsų pranešimas kelintą valandą. Taigi, mėgėjai, pasitikrinkit, ar tikrai yra įrašyta jūsų pavardė pranešimu, ar yra įrašytas pranešimas. Ir kągi, ilgai nelaukdami norėčiau pradėti plenarinio posėdžio pranešimų prezentaciją ir kviečiu lektorius Ritą Misiulienę bei Tomą Bersėną, kurie yra mums paruošę itin išsamų pranešimą apie nuotolinių studijų vertinimas Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų nuomonės aspektu. Taigi, pirmasis pranešimas.
Taigi, laba diena. Esu Rita Misiulienė, šiuo metu lektorė, dirbu Šiaurės Lietuvos kolegijoje kartu su kolegom Tomu Birsenu. Atlikom tyrimą, iš tikrųjų Tomas atliko tyrimą, man davė susisteminti duomenis ir pristatyti ir pateikti jūs. Tai buvo mūsų tyrimas apie nuotolinius studentus, kurie studijuoja kolegijų nuotoliniu būdu. Ir norėjau sužinoti, o kokia būtent yra studentų nuomonė apie studijas nuotoliniu būdu. Aišku, tyrimo tikslas tai buvo išsiaiškinti būtent mūsų studentų nuomonę apie studijas vykdomas nuotoliniu būdu. Tyrime dalyvavo iš viso 74 studentai, tai yra daugiau negu pusė šiuo metu studijuojančių studentų. Didžioji dalis yra pirmo kurso studentų, antro kurso yra mažiau, ir galiausiai paskutinio kurso trečio studentų yra 21. Kaip matot, yra studentų pas mus amžius vyrauja visgi labiau jaunesni studentai, nuo 22 iki 25 metų. Lygiai taip pat, jeigu pasižiūrėjus į mūsų diagramą, iki 30 metų ir ką tik baigė greičiausiai mokyklą studentai, nes nuo 18-21 metų. Beje, teko analizuoti duomenis ir pastebėti, kad turime ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra virš 50 metų. Tai pirmiausia, jeigu studentų mes klausim ir kokia yra jūsų nuomonė apie studijas nuotoliniu būdu. Kaip jūs galvojate, ar studijas nuotoliniu būdu lengviau studijuoti, ar studijos nuotoliniu būdu vyksta sudėtingiau. Ir prieš rinkdamėsi studijas studentai sakė, kad tikėjausi iš tikrųjų tokių studijų, kokios jos ir yra. Didžiausias mūsų apskaitimas parodo, kad daugiau negu 56 studentai nurodė, kad gavau tai, ko iš tikrųjų tikėjausi. Kiti manė, kad tai turėtų būti lengviau studijuoti, 29%, ir mažesnė dalis 15 sako, ne, man vis yra sunkiau nuotoliniu būdu studijuoti. Tai vėlgi studijos nuotoliniu būdu dažniausiai yra priimtinamos tiems studentam, kurie yra dirbantis, kurie negali atvykti į kolegiją, kurie negali atvykti į mokymosi instituciją kasdieną, tai yra negali studijuoti nuolatiniu būdu, negali atvykti savaitgaliais, nes vis vien darbo grafikas kartais būna slenkantis. Tai pirmiausiai norėjome išsiaiškinti, kurgi gyvena mūsų studentai. Ir šiuo metu iš atsakysiu 42% nurodė, kad mes gyvename užsienyje. Pagrindė vyrauja tokios šalis kaip Didžioji Britanija, Airija, Danija, taip pat Švedija. Tai yra labiausiai studentai, turim studentų gyvenančių Maroke, kaip direktorius minėjo. Pernai baigė studentas, kuris gyveno Kinijoje ir studijavo nuotoliniu būdu. Tai visgi ir Lietuvoje gyvenantis studentai taip pat renkasi šias studijas, nes, kaip ir minėjau, visgi darbas jiems neleidžia studijuoti kitų būdų. Tai vėlgi ir kilo klausimas, kokie iš jūsų yra dirbančių. Tai net 86% nurodė, kad esu dirbantis. Ir kaip buvo atviri klausimai, todėl ir pabrėžia, kad taip, dėl to renkuosi šitokias studijas, jos man labiausiai tinka. Paklausus, o ar jūsų pasirinkta profesija šiuo metu siejasi su darbu, kurį dirbat, tai iš tikrųjų didžioji dauguma sakė, ne visiškai nesisieja, bet jeigu grįžtam prie to, kad didžioji dalis respondentų buvo pirmo kurso studentų, tai manom, kad studentai visgi, kaip dažniausiai būna, išvyksta į užsienį, ar ne, pirmą užsidirbti, kai sako pinigų, baigti studijas ir tada įsigijus išsilavinimą, dirbti tą profesiją, kuri man patinka ir kur jau išsilavinimą. 26 sako, tai tikrai siejasi ir dirbu būtent tokį darbą, ką ir studijuoju. Ir po to jau tada kalbant su studentais, aišku, net nekalbant, bet atliekant apklausą ir studijuojant būtent kolegijui kilo toksai klausimas, o jūsų manimų nuotolinėse studijose kokie yra svarbus dalykai, būtent šiuo atveju elementai, kurie siejasi su jūsų profesinė, sakykime, veikla ir kurie padės jums įgyti geresnių žinių, kas susijęs su profesija, tai sakėme, kurie šitie veiksniai ir elementai jums yra svarbiausi. Tai vienareikšmiškai galima teigti, kad studentai sako, jog mokymosi medžiaga pateikta Moodle aplinkoje. Tekstinė medžiaga jiem labiausiai yra svarbus aspektas, nes mėlyna būtent ir yra labai svarbu, raudona svarbu, tai mokymosi medžiaga.
Toliau studentai vėlgi nurodė kokybišką tiesioginių paskaitų medžiagą, tiek vaizdo, tiek garso paskaitos, jie tikrai yra labai svarbios. Taip pat studentai paminėjo, kad rodomos prezentacijos, pristatymai paskaitų metu jiem irgi yra svarbus. Na ir kas įdomiausia, studentai nurodė, kad kažkodėl mums nėra labai naudingos savarankiškos užduotis. Ir mes taip manom, kad mūsų profesiniai veiklai tos savarankiškos užduotis nėra labai naudingos. Kai parodysiu kitą lentelę, vėl pasimatysite tokie rezultatai. Tai tokių, kad, sakykime, visiškai nereikia, ar kažkas iš manau, kad man šiuo metu nereikia, tai pagrindė buvo labai gerai įvertinta, arba buvo įvertinta tikrai gerai ir tinka. Bet tada klausim, o tada kas Šiaurės Lietuvos kolegijoje nuotoliniu būdu vykdoma būtent kaip jūs vertinat vykdomų nuotolinių studijų kokybę pagal šiuos aspektus. Konkrečiai klausimai, kaip kokybę vertinat. Tada vėlgi vyrauja tiesioginės paskaitos, kaip ir buvo, kad jos man yra naudingos ir jos iš tikrųjų yra kokybiškos pateikiamos. Ta pati nuotolinių pateikiama medžiaga nuotoliniu būdu. Interaktyvių tiesioginių vaizdo paskaitų kokybė irgi jiem tinka. Jeigu tada perėsim prie savarankiškų darbų užduočių, jie sako taip, kad savarankiškos užduotys yra pateikiamos kokybiškos. Lygiai taip pat jie teigia, kad ir galutinis vertinimo jų rezultatas, egzaminas yra kokybiškas, pagrįstas. Ir tik tai šiuo atveju toks pastebėjimas iš studentų, kad jie kaip ir labiau norėtų, jau būtų didesnė galimybė susisiekti su dėstytojais būtent netiesioginių paskaitų metu konsultacijų. Tai studentų toksai yra pastebėjimas, kad šitoje vietoje kaip ir yra jiems trūkumas. Taip pat studentai dar irgi nurodo, kad 27% labai gerai vertina savarankiškų užduočių atlikimą arba sprendimą vėlgi paskaitų metu. Jie kaip ir norėtų daugiau, būtent sprendimų, kad jie būtų kokybiškesni ir kad būtų pateikta jų daugiau. Ne tik teorinė medžiaga, bet ir praktinės užduotis. Na ir kaip vertinant Šiaurės Lietuvos kolegijų būtent nuotolinių studijų patį organizavimo, galbūt kokie yra aspektai, tai pradėsiu turbūt nuo didžiausios skalės, kad su studijomis susijusi informacija yra pateikiama labai gerai, puikiai vertinimas, 25% sako gerai. Toliau visi rodikliai irgi yra geri, nuotolinio mokymosi aplinkos tinkamumas, tai yra visi techniniai pritaikymai nuotoliniam studijom, žinių gebėjimai ir patikrinimai, tas pats bendravimas su administracija, visur yra vertinama puikiai. 30% puikiai, nuo 30% sako gerai, tai reiškia, kad gal dar truputį kažkur studentai norėtų tobulėti. Tai rodikliai, žiūrint į kolegijos organizuojamas studijas, į pateikiamą medžiagą, tikrai yra geri. Tai kalbant apie tokį dalyką kaip dalyvavimo paskaitose, dažnai tenka ir man pačiai kaip dėstytojai klausti kuratorius, pas mane vieną tiek mažai tų studentų paskaitose. Kažkaip nemažai jungiasi į tiesioginės paskaitas. Na ir studentų klausia, kaip dažnai jungiatės į vaizdo paskaitas. Studentai teigia, kad beveik visada dalyvauja 30%, 25% sako, dažniausiai dalyvauja, bet 35% dalyvauja gan retai, ir 12% atsakė, kad dėja nedalyvauja visiškai studijos būtent tiesioginėse paskaitose nuotoliniu būdu. Na ir tada vėlgi, jeigu retai dalyvaujat, klausim. Kas lemia tą dalyką, paskaitų laikas dažnai sutampa su darbo laiku. Tai jeigu žiūrint, kad, sakykime, pas mus paskaitos ar ne prasideda 5:30, tai studentai sako, aš gyvenu Airijoje, aš gyvenu Anglijoje, skiriasi mūsų darbo laikas, skiriasi valandų laikas, todėl ir neturiu aš tos galimybės dalyvauti. Vėlgi, paskaitų laikas dažnai sutampa su kitomis asmeninėmis veiklomis, man priimtinės tas studijos be tvarkaraščio, tai reiškia, aš peržiūriu paskaitas tada, kada aš noriu, kada man yra laiko ir kada turiu galimybę. Tai buvo vėlgi atviras klausimas, kur studentai galėjo išsakyti savo nuomonę apie tiesioginės paskaitas.
Tai buvo ir tokių, kad, sakoma, studentam trūksta sąmoningumo ir tiesiog nevertina tai, ką jie gauna. Čia pačių studentų pastebėjimas. Na, kiti sako, gali būti, kad gal nedrįsta arba bijo, na, ne taip pasakyti kažką paskaitų metu, suklysti. Taip pat, sako, gal priklauso nuo dėstytojo sugebėjimo sudominti. Daug studentų negali prisimti paskaitas dėl darbo ir gyvenimo užsienyje, tai beveik didžioji dauguma, kurie atsakė šitą klausimą, kaip teigia, pagrindė darbus. Nevisai, kad jis darbo grafikas netinkantis, ir aišku, laikas, skirtumas tarp Lietuvos ir kitų šalių. Na ir tada vėlgi buvo pagalvota, o gal studentams būtų geriau, kad paskaitos vyktų ne darbo dienomis, bet gal studentai norėtų ir galėtų tiesiog įjungti paskaitas savaitgaliais. Atsakymas, beje, 55% nesako, nei šeštadienį, nei sekmadienį prisijungti prie paskaitų negalėčiau. Kiti sako, taip galėčiau sekmadienį, 3% taip sako, galėčiau šeštadienį, kitas 31% sako, taip galėčiau šeštadienį ir sekmadienį. Bet viską, kaip matom, kol kas vyrauja tai, kad savaitgalį irgi mums netinka. Jeigu studentam, studijuojant, sakykime, ateinant į kolegiją, mes vėlgi matom, kiek laiko jie kartu dirba, kiek mes laiko jiem duodam savarankiškas užduotis atlikti byloje, visiems stebint tą laiką, kiek jie dirba. Tai nuotolinių studentų dėja mes negalim pažiūrėti, kiek jie laiko skiria studijom, todėl vėlgi klausim, sakome, kaip jūs patys manot, kiek jūs laiko skiriat savarankiškom studijom, paskaitų peržiūrimui ir panašiai. Tai didžioji dauguma sako 2-5 valandas per savaitę skiriu laiko studijom. Daugiau negu 10 valandų, tai 15%, 30% sako nuo 5 iki 10 valandų, na ir 16% dėja sako, aš turiu tik 2 valandų per savaitę laiko. Tai tada vėlgi dar irgi kyla klausimas, ar krūvis per didelis, ar šį semestrą krūvis jūs tenkino. Kai atsakė, taip visiškai atitiko ir mane tenkino turimas krūvis per šį semestrą, atitiko iš dalies, krūvis galėtų būti mažesnis, na ir buvo netgi 4%, kurie teigia krūvis, man galėtų būti didesnis. Kaip ir matėme iš prieš tai buvusių duomenų, taip dar norėjau užsiekti, kad klausant studentų, ar jums yra tekęs kreiptis į kolegijos administracijas, su iškilusiais klausimais ir problemų, bet kaip buvo greitai išspręstos jūsų problemos, tai labai operatyviai, netgi tą pačią dieną, teigia 60 studentų, 14 studentų teigia, kad jau kitą darbo dieną, na, keli procentai, 18 teigia, kad per kelias darbo dienas, na ir 8% teigia kitą. Bendrai studentai administracijos darbą įvertino labai gerai arba gerai. Na ir, žinoma, norint pagerinti studijų kokybę, norint pagerinti, kad studentai mūsų būtų labiau patenkinti studentus, tai tikrai pasakysiu, kalba netaisyta, buvo užduotas atviras klausimas, kaip jūsų manimų galėtų būti pagerinamos vykdomos studijas Šiaurės Lietuvos kolegijai. Tai buvo ir tokių, kad sako, aš per mažai dar studijuoju kolegijai, kad galėčiau mokyti kolegiją. Buvo pageidavimas toks, kad norėtųsi daugiau paskaitų, norėtųsi daugiau laiko. Taip pat neretai studentai kalba apie tai, kad sunku suderinti darbą su praktikom, kaip būtų galima šitą problemą iškelti. Na, yra tokių, kur sako, nepažįstamų grupiokų, labai norėčiau su grupiokais susipažinti ir bendrauti. Tai kol kas vėlgi, aišku, esu dirbantis, patenkintas savo studijom ir sako, kad tikrai kolegija daug dėmesio skiria studijų kokybei, todėl labai didelių pastebėjimų, sakykime, nusiskundimų nėra. Tiesiog minimalus pasakymai, kad yra irgi toks dar, kad visada seku tvarkaraštį, dalyvauju paskaitose ar ne, gaunu įvertinimus, grupiokų nematau, bet grupiokai irgi pas mane grupėje visada gauna įvertinimus už užduotis ir išlaiko egzaminus ir dažnai kila klausimas, kad taip yra. Tai vėlgi, kadangi studijuoja studentai nuotoliniu būdu, ne visada, kaip ir kalbėjom, galima prisijungti prie paskaitų, ne visada mes galima žiūrėti tiesiogiai, bet aš jas galiu peržiūrėti bet kada man patogu, priduoti dėstytojus darbus ir atsiskaityti. Tai dar irgi keletas tokių studentų pastebėjimų.
kad būtų šaunu, jei padarytumėt irgi vertinimus matomus, tai yra kelintas aš esu grupėje, ar iš 5, ar 10, ar 15 ir panašiai. Tai studentų nuomonė, manau, tikrai bus išanalizuota, kiek žinau, ne vienus metus vykdomas yra apklausos, tyrimai nuotolinių studijų studentų ir kitų studijų studentų Šiaurės Lietuvos kolegijoje, ir tai yra atkreipiamas dėmesys. Tas pats dėl praktikų organizavimų, dėl egzaminų ir dalykų, kuriuos galima pakeisti ir koreguoti. Na ir klausimas, kaip jūs bendrų požiūrių vertinate ir esate patenkinti nuotoliniam studijom? 65% tikrai taip, 23% sako tikriausiai taip, 2% sako, na tikriausiai ne. Tai aš labai tikiuosi, kad kai bus atliktas tyrimas dar, sakykime, kitais metais, tie 2% pasikeis į nuliuką ir bus visur 100%, ir studentų pasitenkinimas bus 100% Šiaurės Lietuvos kolegijos nuotolinėmis studijomis. Tai jeigu labai trumpai apibendrinant visą tyrimą, kad, kaip ir minėjau, daugiau negu 40% studentų gyvena ne Lietuvoje, net 80% yra dirbantis, todėl, kaip jie teigia tvaruose klausimuose, tai yra man pačios patogiausios ir priimtiniausios studijos šiuo metu, būtent tokia forma. Taip pat jie, netgi 77 nurodė, kad studijuoti nuotoliniu būdu jiems yra lengviau nei tradiciniu. Taip pat įvertinus būtent elementus siekiant kuo aukštesnio žinių lygio ir geresnio parengimo būtent jų profesinį veiklą, studentai vieningai nurodė, kad paskaitų medžiaga, tai yra vaizdo įrašai, jiem yra labai svarbus mokomosios medžiagos pateikimas mokymosi aplinkoje, taip pat ir pabrėžia grįžtamojo ryšio svarbą tiek iš dėstytojų, tiek iš administracijos. Taip pat studentai teigia, kad kažkodėl jiem nėra labai naudingos savarankiškos užduotys. Ir jeigu kalbant apie vertinimą būtent studijų kokybę, vėlgi studentai vertino tekstinės medžiagos pateikimą, kad yra kokybiška Moodle aplinkoje, taip pat, kad yra kokybiškos prezentacijos, tai yra pristatymai paskaitų metu, kad galutinis sprendimas žinių ir gebėjimų patikrinimo užduočių adekvatumas yra tikrai atitinkantis ir geras. Gerai ir vidutiniškai buvo vertintos būtent konsultacijos su dėstytojais ne paskaitų metu. Jie norėtų didesnio tiesioginių paskaitų valandų skaičius bei daugiau konsultacijų. Na ir vėlgi administracijos darbas buvo vertintas, kaip ir sakiau, labai gerai arba gerai. Dėl dalyvavimo tiesioginėse paskaitose studentai teigia, kad ne visada gali prisijungti, nes jiems trukdo darbas arba nesutampa laikai, sakykime. Tai drąsiai galiu teigti, kad tas vykdomos studijos nuotoliniu būdu Šiaurės Lietuvos kolegijai studentam yra tinkamos, priimtinos ir jie yra patenkinti savo studijom. Ačiū labai uždėmesį. Klausimų nėra? Bet nepamirkite. Jeigu galima du sakinius pridėti. Mes vizijoje esam užsirašę. Esam modernus ir atviri. Modernus mes šiandien demonstruojam visą tai, kad mūsų konferenciją gali stebėti bet kas, iš bet kur. Kad esam atviri, rodo, kad tyrimo atsakymus mes pateikėm viešai. Nebijom pasakyti apie save, kas pas mus taisytina, bet aišku, savaime labai džiaugiamės, kad yra labai daug pozityvių dalykų. Tai norėdamas ir padėkoti pagrindiniam dviem mūsų darbuotojams, kurie tą darbą veža, tai yra Rita Misiulienė. Ir Tomas Besketas. Ačiū, Tomai. Dar kartelį dėkoju Ritai Misiulienei už išsamei pristatytą informaciją ir nuoširdžiai dėkojame Tomui Bersėnui, kuris paruošė visą informaciją ir pasistengė, kad jį pasiektų Ritą. Dar kartelį dėkoju, o dabar norėčiau pakviesti dvi žaves Kauno technologijų universiteto merginas, tai yra Indrė Ragauskaitė ir Lauryna Tonkvaitė, kurios yra pasiruošusios pristatyti pranešimą apie euro įvedimo poveikį Lietuvos finansų sistemai.
Taigi, sveiki visi. Mes, kaip ir pristatė, mus esame atvykę iš Kauno technologijų universiteto. Esame 3 kurso finansų programos studentės. Šiek tiek pataisysiu mano kolegę Lauryną Tomkvaitytę ir aš Indrė Rabuskaitė. Šiandieną jums pristatysim euro įvedimo poveikį Lietuvos finansų sistemai. Iš tikrųjų, kadangi euru naudojamės jau daugiau nei metus, yra ypatingai įdomu sužinoti, kaip jisai paveikė mūsų ekonominę padėtį, kaip pakeitė pagrindinius ekonominius rodiklius, kokia yra jo vartojimo prognozė, kaip pasikeičia prekių bei paslaugų sektoriaus kainos, bei kaip susidurime su kasdieninėm problemom kokiom. Tai šiandieną aptarsime, kokią naudą bei riziką euras sukėlė atėjus į Lietuvą, bei palyginsime su kitomis Baltijos šalimis. Tai mūsų temos aktualumas yra euro įvedimo poveikis šalies ekonomikai, vartojimo prognozės bei kainų pokyčiai kasdienybėje. Ir išsikeltam tyrimo tikslui buvo sugalvoti štai šie uždaviniai, kuriuos ir įgyvendiname. Taigi, pradžiai manau svarbiausia paminėti, jog naujai įvestos valiutos poveikis, tai yra euro įvedimo poveikis, pasireiškia tiek skirtingais tempais, tiek skirtingais kanalais, tokiais kaip, tarkim, investicijos ir tarptautinė prekyba, poveikis kainų lygiui, finansinės įmokos, palūkanų normos, taip pat BVP ilgesniuoju ir trumpesniuoju laikotarpiais, na ir valiutos keitimo ir atsiskaitimų sąnaudos. Taigi, euro įvedimo poveikis finansų sistemai gali pasireikšti dvejopai. Tai yra tiesioginis poveikis, kuris pasireiškia trumpuoju laikotarpiu ir yra automatiškai pasireiškia kaip ir be jokių papildomų veiksnių. Ir netiesioginis poveikis, kuriam reikia ilgesnio laikotarpio ir jį taip pat įtakoja daugybę aplinkinių veiksnių. Taigi, tiesioginis poveikis tai yra sumažėjusios palūkanų normos, sumažėjusios valiutos kurso rizikos, taip pat sumažėjo valiutos keitimo ir apskaitos sąnaudos, padidėjo valstybės ir privačiojo sektoriaus turto įsipareigojimų valiutinės struktūros subalansuotumas bei bankų sektoriaus likvidumo valdymo galimybės. Tuo tarpu netiesioginis poveikis tai yra teigiama įtaka šalies kredito reitingai, euro įvedimas paskatina investicijas bei užsienio prekybą ir paspartina ekonomikos ir visuomenės gerovės augimą. Dabar vertinant euro įvedimo vienkartinės sąnaudas, svarbu pastebėti, kad jie sudaro tiek trumpalaikis kainų augimas, tiek euro įvedimo ir administravimo išlaidos. Ir jau minėtas sąnaudas tarptautinių tyrimų duomenimis sudaro 4 pagrindinės pagrindiniai kriterijų priežastys. Tai kainų apvalinimas, kadangi kainos apvalinamos pagal aritmetiką arba į mažesnę arba didesnę pusę priklausomai pagal skaitmenis nuo kablelio. Taip pat taip vadinamas vartotojų racionalus neatidumas, kainų keitimo sinchronizavimas. Galbūt čia reikėtų paaiškinti, kad kainos paprastai keičiamos laikotarpio bėgyje, o euro įvedimo atžvilgiu jos turėjo būti peržiūrimos konkrečiai ir gan trumpų laikotarpių. Ir taip pat kai kurių euro įvedimo sąnaudų perkeliamas vartotojams. Taigi, įstojus į Europos Sąjungą buvo tikimasi, kad euras bus įvestas 2007 metais, bet Europos valdybos taryba, atsižvelgdama į Europos centrinio banko reikalavimus šaliai, kuri nori įsivesti eurą, nusprendė, jog Lietuva tuo metu neatitiko Maastrichto kriterijų. Tai yra, kad vidutinis metinės infliacijos lygis šalyje buvo per didelis. Vis dėlto yra labai įdomu, kiek būtų pavykę sutaupyti šaliai, jeigu tas euras būtų visgi įvestas 2007 metais. Taigi būtų išvengti ekonominės krizės nebūtų pavykę, palūkanos nebūtų ženkliai paaugusios. Jeigu būtų išvengta nepasitikėjimo lito stabilumu kurso, tai būtų sutaupyta nuo beveik 350 iki 600 milijonų eurų palūkanų. Taip pat sutaupyta 260 tūkstančių eurų valiutos keitimo išlaidų, dar tiek pat palūkanų normų už paskolas
ir bendroje sumoje Lietuvos valstybė galėjo sutaupyti nuo 1 iki 1,4 milijardo eurų, o finansinė nauda galėjo siekti net iki 1,8 2,2 milijardo eurų. Tai kaip matom, iš tikrųjų iš vienos pusės ir gaila, kad neįsivedant euro, bet tikimės, kad dar sutaupysim nuo dabar daugiau. Tai manau, dar vienas labai svarbus euro įvedimo veiksnys yra, kaip keitėsi tos kainos pas mus. Eurostatas kartu su Lietuvos statistikos departamentu sudarė prekių ir paslaugų sąrašą, kuriam visgi daugiausiai įtakos turėjo euro įvedimas. Ir čia yra pateiktos 9 paslaugų kategorijos, kurioms itin ryškiai ženkliai paveikė, tai toks kaip apdaros valymas, taisymas ir nuoma, būsto nuomam, būsto priežiūra ir remontas, namų ūkio prietaisų taisymas, odontologija, restoranai, kavinės ir panašios viešosios įstaigos. Tai manau, kad ir patys sutiksite, jeigu šitom paslaugom naudojatės, kad kainos gerokai šoktelėjo į viršų. Euro įvedimas taip pat turėjo poveikį infliacijos lygai. Tai šita mėlyna linija žymi datą, būtent kuomet buvo įvestas euras kiekvienoje šalyje, pavaizduota Lietuvos, Latvijos ir Estijos kreivės infliacijos. Ir galime matyti, kad visgi Lietuvoje infliacijos lygį euras paveikė mažiausiai, tai 0,04–0,11 procentinio punkto, o tuo tarpu kaimyninėje Latvijoje 0,12–0,21 ir Estijoje 0,2–0,3 procentinio punkto. Toliau buvo vertinamas bendrasis vidaus produktas, kitaip tariant BVP. Pateikti duomenys nuo 2014 metų antrojo ketvirčio iki 2015 metų ketvirto ketvirčio. Ir manau, kas įdomiausia, tai ženklus sumažėjimas BVP 2015 metais pirmam ketvirtį. Ir tai iš tikrųjų labiausiai įtakojo eksporto ir importo sumažėjimas, kadangi įmonės bandydamos apsidrausti dėl euro rizikos, kaip tik ir taupė būtent importo ir eksporto išlaidos. Toliau laikotarpiu matyti, jog rinka atsigauna, BVP augimas ženklus yra ir galima teikti, jog tam turėjo įtakos ir Lietuvos kaip ir patrauklumo gerėjimas, kadangi prisijungė prie bendros euro zonos. Ir taip pat Lietuvos banko ekonomistų duomenimis iki 2002 metų Lietuvos BVP lygis turėtų susilyginti su kitomis eurozonos šalių lygio ir būti beveik 2 procentais didesnis negu būtų tuo atveju, jeigu būtume euro neįsivedę. Taip pat pateikiame darbo užmokesčio augimą prieš įsivedant eurą ir įsivedus eurą. Ir čia šone yra pateikti duomenys 2015 metų trečiojo ketvirčio, būtent kaip keitėsi darbo užmokesčio metinis augimas tam tikrose sektoriuose. Tai galime pastebėti, kad labiausiai įsikilo apgyvendinimo bei maitinimo ir poilsio organizavimo bei pramogų sektoriuje. Visgi mažiausias pasikeitimas darbo užmokesčio buvo transporto bei prekybos sektoriuose. Ir taip pat yra pateikiama tokia apskaičiuota prognozė, kad 2016 metais darbo užmokestis bendras šalyje dar už 5 procentais. Tikėkimės nemažai. Taip pat vertinamas importas ir eksportas, apie kurį jau kalbėjau. Tai taip pat aiški situacija, kurią ir kalbėjau apie BVP, jog 2015 metais sausio mėnesį jis buvo kur kas sumažėjęs, būtent dėl minėtų priežasčių, dėl įmonių ruošimosi eurui, dėl taupymo eksporto ir importo išlaidoms. Taip pat matomas vėlesniuoju laikotarpiu augimas. Ir kaip minėjau, būtent dėl to, kad įvedus eurą stabilizavosi padėtis įmonių ir taip pat pagerėjo Lietuvos kaip ir reitingai. Taigi, pasaulinės kredito reitingo agentūros pagrindinės 3 išskiria štai tokius euro įvedimo poveikio pliusus. Tai sumažės valstybės gyventojų ir įmonių rizika susijusių su turto pajamų bei įsipareigojimų valiutinė struktūra, pagerės valstybės prieiga prie finansinių rinkų ir bankų sistemos likvidumo valdymo galimybės, bei padidės šalies ekonominės politikos nuspėjamumas, kas pritraukia dar daugiau investuotojų.
Siekiant tolesnio reitingo gerinimo, taip pat reitingo agentūros siūlo, jog reikėtų tolesnių struktūrinių reformų nedarbui mažinti bei investicijams skatinti, skolos ir BVP santykio mažėjimo ir sutvirtėjančios eurozonos ekonomikos, kuri leistų dar labiau padidinti šalies eksportą. Na taip, 2015 metais spalio mėnesį Eurobarometras atliko tyrimą, apklausą, kuria siekia įvertinti, kaipgi Lietuvos gyventojai vertina įvestą eurą. Na ir manau, iš pateiktų duomenų matyti, jog didesnių keblumų nebuvo, kadangi net 79% teigia, jog nesunku atskirti euro monetas, 94% teigia, jog banknotai tikrai nėra sunkiai atpažįstami, viskas tvarkoja su šiuo klausimu. 55% mato naudą Lietuvai ir 77% mato naudą Europos Sąjungai. Galbūt kiek keblumų kilo, kadangi žmonės net 33% verčia visgi eurus į litus, pirkdami kažkokį didesnį pirkinį ir 19% vis dar verčia litus kasdienio apsipirkimo metu. Ir jeigu įdomi mano asmeninė nuomonė, tai 2015 metais po euro įvedimo, gal pusę metų tą patį ir patidėjo, kad būtų lengviau orientuotis kainose. Ir iš tikrųjų Lietuvos gyventojų nuomonė buvo palyginta su tyrimais atliktais kitose ES šalyse. Tai galime tik pasidžiaugti, jog Lietuvos rodikliai šito tyrimo yra geresni. Tai darom tokią prielaidą, jog lietuvaičiai yra intelektualesni ir Lietuvos bankas kartu su kitom institucijom geriau pasiruošė euro įvedimui ir informavo iš tikrųjų gyventojus atsakingiau. Ir taip pat Eurobarometras buvo sudaręs 100 stebimų prekių ir paslaugų pačių perkamiausių kainų analizę. Tai galime matyti, kad sumažėjo 46 prekių kainos ir paslaugų, nepasikeitė 12, o padidėjo 32. Ir vėlgi čia nereikėtų apsidžiaugti, nes kainų skirtumas tarp padidėjusių ir tų sumažėjusių, žodžiu, tos, kurios padidėjo ženkliai daugiau nei tos, kurios sumažėjo. Tai skirtumai kainų yra didesni. Taigi, apibendrinant, ką mes jums pasakojom, tai suskirstėme įžvalgas į euro įvedimo naudą bei euro įvedimo riziką. Na ir tokia nauda, kaip sumažėjo valstybės gyventojų ir įmonių rizika susijusi su turto, pajamų ir įsipareigojimų valiutinė struktūra. Taip pat pagerėjo valstybės prieigų prie finansų rinkų ir bankų sistemos likvidumo valdymo galimybės. Taip pat sumažėjo šalies ekonominio nestabilumo, nenuspėjamumo rizika. Taip pat turėjo teigiamą poveikį Lietuvos užsienio prekybai dėl mažesnių į rinką įėjimo kaštų ir prekybos mažesnių kaštų. Išnyko nacionalinės valiutos devalvacijos rizika ir atsirado stimulas šalies ūkiui, o taip pat ir pragyvenimo lygiui augti sparčiau. Ir visgi euro įvedimo rizika, tai buvo kainų kilimas ir realus poveikis infliacijai, kurį jau matėt ir aptarėm, tai kad dėl kainų apvalinimo infliacija pakilo 0,040,11 procentinio punkto ir taip pat prisidėdami prie Europos stabilumo mechanizmo galimai gelbėsime kitas šalis, tai yra prireikus suteiksime finansinę paramą kitoms Europos zonos valstybėms. Tai kaip kad dabar suteikiama parama situacijoje su pabėgėliais ir kitom panašiom finansavimo reikalaujančiom situacijom. Tai dėkojam už dėmesį. Tai labai dėkojam mūsų jaunosiam lektoriam, būsimom finansų ministrėm ir noriu įteikti pažymėjimus Laurinai. Ačiū. Ir Indrei. Ačiū. Dėkojame mūsų žavioms draugėms iš Kauno technologijų universiteto, kad jos man bent jau padėjo susivokti, kokiegi yra to euro įvedimo
pasekmė Lietuvos finansų sistemai. Ačiū Jums, mielosios. O dabar norėčiau pakviesti Juditą Skopienę, kuri yra pasiruošusi mums pristatyti pranešimą vadybinių kompetencijų plėtojimas verslo praktinių mokymo firmoje, iššūkiai ir galimybės. Judita, ar tau reikės mano pagalbos? Žinoma, prašom. Iš tikrųjų, šiandieną noriu pakalbėti, kaip jau mane pristatinėsiu dar kartą. Kaip direktorius sakė, kad mūsų kolegija yra moderni ir atvira. Tai apie tai aš norėčiau šiandieną jums ir papasakoti, pristatyti mūsų modernų, inovatyvų mokymo metodą. Iš tikrųjų, šiuolaikinė visuomenė yra ir vadinama kompetencijos arba žinių visuomenė, kurios pagrindas yra specialisto paruošimas visapusiškai, bendraja prasme, ne tik kaip gero vienos srities specialisto, o žmogaus gebančio prisimti atsakomybę, gebančio prisimti papildomus darbus ir atlikti juos kokybiškai ir kompetentingai. Mūsų kaip kolegijos iš tikrųjų tikslas yra prisidėti prie visuomenės vystymo, ugdant kvalifikuotus specialistus, atsakingus žmonės, pasiruošusius įeiti į darbo rinką. Nes iš tikrųjų šiuolaikinė darbo rinka labai keičiasi. Mums nebeužtenka vien gero specialisto vienos srities. Mes norim vis daugiau dėmesio skiriam europiniams projektams, kadangi esame Europos Sąjungoje ir sienų nebeliko tokių kaip, todėl pati darbo rinka plečiasi, galimybių daugiau. Tai vat mūsų tikslas yra ir išugdyti va tokius žmonės pasiruošusius. Šiandien, kai aplinka pasižymi iš tikrųjų socialinė transformacija, iš esmės pažangos modeliais tampa nebe kapitalas, nebe ištekliai gamtiniai, o iš esmės mūsų pats pagrindas tampa žmonės ir žmogiškieji ištekliai. Tokios sąvokos kaip kompetencijos, žinios, konkurencinis pranašumas pastoviai aptariami ir analizuojami ne tik mokslinėje literatūroje, bet ir teorijoje. Kompetencijos sąvoka dažnai vartojama norint apibūdinti darbuotojo gebėjimą atlikti tam tikrą konkrečią užduotį. Šiandien iš esmės keičiasi įmonės darbuotojų pobūdis, nuolat didėja jų darbo apimtis. Mokslininkas Persson siūlo apibrėžti kompetenciją kaip tęstinį procesą, kuris prasideda ne tik aplamai žinojimu, ką reikia padaryti, ir žinojimu, kaip gerai tai įgyvendinti. Tai kompetentingas asmuo yra maždaug per vidurį tam tarpe, kaip atlikti šitos darbus. Tai vat, funkcijas reikalauja įvairios kompetencijos. Konceptualinės, techninės, tarpasmeninės. Taip pat dabar yra išskiriama, kad tokia kompetencija reikalinga kaip fizinė, tai atsparumas stresui. Kompetencijos kaip produktyvaus faktorius dažnai iš tikrųjų susideda iš daugybės procesų. Tai yra požiūriai, vertybės, žinios, gebėjimai ir asmeninės savybės. Tai kompetencija, kaip jau ir minėjau, neapibrėžiama kaip vienas faktorius – gebėjimas atlikti konkretų darbą. Tai va, darbo našumas, sprendimo kokybė, veiklos plėtros tendencijos ir kita. Visa tai vadybinės informacijos ryšių raiškos. Iš čia atsiranda ypatingas dėmesys žmogiškiesiams ištekliams. Faktai. 70% organizacijų patiria nesėkmę pertvarkydama savo verslą. 75% bandymų keisti organizacijos kultūrą neatneša norimų pokyčių joje. 50-60% vartotojų aptarnavimo programų neduoda jokios naudos vartotojui ir 60-70% organizacijų gyvenimusių technologinius pakeitimus nepasiekia naudų, kurių tikėjosi. Iš esmės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes investuojam tik į programas, į technologijas, neatsižvelgiant į žmogišką išteklių. Kad esmė yra investuoti į žmonės, į darbuotojų kvalifikacijos kelimą.
Tai vat mūsų kaip kolegijos tikslas, mūsų šitos mokymo programos yra tikslas išugdyti vadovus, gebančius suprasti ir suvokti, kad esmė ir turtas organizacijas, kaip jau ir minėjau, ne kapitalas, o žmonės. Ir čia perimu pristatymo pranešimo eigą aš į savo rankas. Ir pamenu, kada pirmas įk atėjau pas gerbiamą Juditą į paskaitą, jin man pasakė tokius įdomius žodžius. Man tai tu dalyvausi VPMF. Aš toks, o kas tai yra? Ir kada pradėjau domėtis, kada man pradėjo pasakoti apie moksleivių ir studentų žinių įgijimą, įgūdžių formavimą bei įtvirtinimą verslo srityje, verslo praktinių mokymų firmų tikslas yra toks. Ir VPMF yra trumpinys apie mūsų labai plačią veiklą. Ir iš tikrųjų mes veikime labai daug. Taigi verslo praktinių mokymų firmos tai įmonės, kurios simuliuoja tikrų bendrovių veiklą ir prekiauja tarpusavyje tarp Simulis centrą Lietuvoje ir European tinklą pasaulyje. VPMF verslo praktinio mokymo firma, aš vėliau, kada jau pristatinėsiu toliau ir naudosiu šį trumpinį VPMF, veikia 4 tipiniai skyriai. Tai yra personalo, pirkimų, pardavimo, marketingo ir be abejo finansų ir buhalterijos. VPMF firmose viskas yra tikra. Finansiniai dokumentai, sutartis, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus, realius valiutų kursus ir kita. Skirtumas tik toks, kad nėra materialių prekių. Ką tai reiškia? Kad jos egzistuoja tik dokumentuose. Pinigai nėra tikri ir tik imitacinio banko įrašuose, VPMF buhalterijos knygose bei kitose dokumentuose. Ir VPMF taikomi įvairaus mokymo metodai, tai yra vienas pagrindinių komandinių darbų, nes mes prieš vykdami į susitikimus, į mugės, mes daug laiko savo investuojame pasiruošdami savo produkciją dokumentuose, kad turėtume puikius jų pristatymus. Tai aktyvina komandinio darbo veiklą, darbą nedidelėse grupėse, modeliavimą, eksperimentavimą, savarankišką darbą, diskusijas, pristatymus, problemos tyrimus, situacijos analizės, planavimą, idėjų, šturmą ir daugybę kitų įvairių metodų, kurie dar čia nėra paminėti. Kalbant apie naudą, nauda yra išskirta paryškintuose žodžiuose, tai aš gal glaustai apie juos. Tai yra praktinė patirtis, kaip suprasti verslumo įgūdžių svarbą mūsų būsimai karjerai. Taip pat praktikantų komandinio darbo įgūdžių lavinimas, mokomosi įvertinti savo ir kitų grupės narių darbo rezultatus. Po praktikos VPMF praktikantai, tai esame mes, firmų atstovai, labiau esame pasirengę darbui ateityje realioje įmonėje. Ir jei neklystu, Gabrielė, vykai į VPMF mugę. Ar dar iš čia esančių kas nors yra dalyvavę šioje mugėje? Labai gerai, tada reiškia, aš kalbu tai, kas įdomu ir man, ir galiu perteikti jums. Apie naudą aukštosioms mokykloms, tai teorinės žinios būtų bevertės, jei atliekant praktiką nebūtų įgyjami praktiniai darbo įgūdžiai. VPMF užtikrina aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimą ir didina mokymo įstaigos tarptautiškumą. Ką tai reiškia? Kada mes suvažiuojame į verslo praktinių mokymų firmų mugę,
atstovų būna ne tik iš Lietuvos, tačiau ir iš kaimyninių šalių, kur mes taip pat praplečiame savo žinias, kur mes praplečiame savo draugų ratą ir mes be jokio vargo galime kreiptis į juos vienu ar kitu klausimu. Kalbant apie naudą visuomeniai, VPMF prisideda prie aukštos kvalifikacijos darbuotojų mokymų. Dirbdami įvairiose VPMF padaliniuose, praktikantai gali pasitikrinti, ar gerai pasirinko būsimą profesiją ir įgyti praktinių įgūdžių dirbdami virtualioje verslo įmonėje. Sprendimų priėmėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Kalbant apie išvadas, nuolatinio mokymosi principai, technologijų taikymas, mokymų dalykų, įvairovės didinimas ir daugelis kitų veiksnių rodo, jog rengiamų specialistų kompetencijos vis labiau kinta ir tikiu, kad ir toliau jos kis. Nuolat ir intensyviai kintantis ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai procesai kelia reikalavimus vadybininkams įgyti ne tik profesinius įgūdžiais paremtas kompetencijas, tačiau ir informacinės, komunikacinės, socialinės, kurių ugdymui nepakanka tradicinių studijų. Ir norime jums su gerbiama Judita Skopienė nuoširdžiai padėkoti už jūsų dėmesį ir labai tikiu ir tikiuosi, kad jūs sužinojote šitą daugiau apie verslo praktinių mokymų firmas, ne tik Lietuvoje, tačiau ir žinot, kad jos vykdo savo veiklą ir kitose šalyse. Ačiū Jums. Apie šių šaunių mūsų studentų Judita irgi yra baigusi mūsų kolegiją, taip pat praėjusi visą mokymo procesą praktinių mokymo firmose, šiandien sėkmingai daro savo verslą ir šiuo metu ji tuo pačiu yra ir mūsų dėstytoja ir būtent šios imitacinės įmonės vadovė. Neseniai grįžę iš konkurso Vilniuje parvežė kolegijui prizinę bronzinę vietą. Dar 40 dalyvių. Tai tikrai šaunus pasiekimas ir ačiū Judita už pranešimą ir už puikius rezultatus. Na, Mantas, jūs patys matot, tai yra mūsų studentas, kaip tas etalonas kitiems studentam, į ką reikia lygiuotis. Ir būtent firmo konkurse Mantas parvežė mums pirmą vietą Lietuvoje kaip geriausias derybininkas. Ačiū, Mantas. Kągi, o mes tęskime toliau plenarinį posėdį ir norėčiau pakviesti Šiaurės Lietuvos kolegijos studentės Kristiną Kančelskytę ir Ilona Simanauskaitė, kurios yra pasiruošusios mums pristatyti pranešimą Optimali verslo organizavimo alternatyva startuoliui Lietuvoje. Sveiki visi, aš esu Kristina Kančelskytė, čia mano kolega Ilona Simanauskaitė. Mes esame teisės studijų programos 3 kurso studentės ir mūsų šiandieninė pranešimo tema yra Optimali verslo organizavimo alternatyva startuoliui Lietuvoje. Tai šiaip tikėjausi studentų auditorijos, bet kadangi matau ne tik, tai norėčiau jūsų paklausti, kokias žinote verslo formas ir tikiuosi sulaukti, šiaip jos yra 8, bet tikiuosi iš jūsų sulaukti bent jau 5, tai tikrai. Taip. 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 Turime 5. Kaip ir minėjau, iš tikrųjų jie yra 8, čia akcinė bendrovė buvo sujungta 1, dabar yra tik 7 punktai. Tai aš kaip ir, kadangi apie šitus, kurios pasakėte, 5 pagrindinius, apie šituos ir kalbėsime. Ūkinė bendrija, kooperatinė bendrija ir žemės ūkio bendrovės, tai galbūt, manyčiau, mums nelabai aktualu, tai labiau susijęs su kultūrinė
skatinimo naštų, todėl manau, kad negaišime laiko, tiesiog naudosime jį produktyviai ir kalbėsime tik apie tai, kas svarbiausia. Tai ir mūsų pranešimo tikslas bus ne tik kalbėti, kaip jos vystas, tiesiog apie pradžią, kur kreiptis, kokių dokumentų reikia, kokie mokesčiai, manau, kad tai būtų svarbiausia. Tai kas mūsų nuomonė bus, tai mes tiesiog pristatysime, o paskui klius laiko, galbūt galėsite paklausti, sugebėsime, tuomet atsakysime. Taigi, pirma būtų individuali veikla, tai manau, tai yra vienas iš pagrindinių ir labiausiai galbūt naudojamų veiklų, norint įsteigti individualią įmonę ar UABą, tarkim, esmė tame, kad tiesiog tu gali pabandyti, kokį pelną tau neš tavo veikla, ar tau visų pirma patiks tai daryti. Tai individuali veikla, pagal įstatymą yra apibrėžiama, tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojai siekia gauti pajamų ir kitokios ekonominės naudos bei tęstinį laikotarpį. Tai kaip yra savo darbo vietos sukūrimas, tai apskritai visos verslo formos yra kaip savo darbo vietos sukūrimas, bet jos skiriasi. Tai būtent individuali veikla, kaip ir žinome, tai yra pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą. Tai ir manau, kad vienas iš esminių klausimų visiems kylantis yra, kuo jos skiriasi ir ką rinktis. Tai pirmiausia, kuo jos skiriasi, tai esminis skirtumas būtų tai apmokestinimas, kadangi pagal verslo liudijimą yra mokamas fiksuotas dydis, o pagal individualios veiklos pažymą yra mokama tik vieną kartą per metus pasibaigus mokestiniam laikotarpiu nuo faktiškų tų pajamų. Tai čia maždaug pajamų skirtumus, kokie būtų. Tai apie pažymą kalbant, veiklos laikotarpis yra neribojamas, tai reiškia, jūs registruojate ir vykdote veiklą tol, kol jie išregistruojate. Ir verslo liudijimas tai yra netrumpiau 5 dienas, tai reiškia, kad gali išsirinkti dienas per mėnesį, kurias tu dirbsi, kurias ne, ir apmokestinti tas, kurias dirbsi. Tai reiškia, jeigu tu neprastatysi savo verslo liudijimą, jis nebegalioja. Tai reiškia, jeigu tu dirbi toliau, tai kaip ir dirbi neteisėtai. Gyventojų pajamų mokestis pagal pažymą 5/15 nuo būtų apmokestinamų pajamų, tai čia priklauso būtent nuo veiklos, pabrėžiu, kad yra tik vieną kartą į metus, o pagal verslo liudijimą tai yra mokamas kiekvieną mėnesį, tai yra dydis fiksuojamas, tai lygiai taip pat pagal kiekvieną verslo sritį yra fiksuotas dydis skirtingas. Dydžius būtų galima pasižiūrėti, mes paskui pateiksime pabaigoje, tai tiek individualios veiklos, tiek verslo liudijimo. Yra specialios skaičiuoklės, ten asmuo įrašo, kokias veiklas vykdo ir tiesiog automatiškai paskaičiuoja, koks tas dydis yra. Tai šitas nuorodas mes pateiksime vėliau. Toliau valstybinio socialinio draudimo įmokos, tai pagal pažymą 28,5 paprastas asmenų gautų apmokestinamų pajamų, tai ir pabrėžiu, kad vieną kartą per metus. O pagal verslo liudijimą 56 eurai kiekvieną mėnesį už visą mėnesį ir verslo liudijimas ir pabrėžiu, kad už visą verslo mėnesį liudijimą, tai reiškia, jeigu tu dirbi mažiau, tai tau ir tiesiog reikia mokėti mažiau. Privalomis sveikatos draudimo įmokas, tai pagal pažymą 9% nuo minimalaus mėnesio atlygio ir pagal verslą. Toliau pajamų mokestis, tai mokamas nuo pelno, kuris gaunamas iš būtų ar kitų individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamas apskaitytus mokesčius. Tai čia būtent būtų pagal individualios veiklos pažymą, tai pelnas yra gaunamas pajamas minus išlaidos, tai viena yra apmokestinamų formų, antras variantas yra 30% nuo visų būtų pajamų. Tai reiškia, asmuo gali pasirinkti arba vieną formą arba kitą, tai kaip jam naudinga. Tai tiesiog čia laisvas pasirinkimas. Toliau čia būtų šiokia tokia pastaba, kad jeigu gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individuali veikla, su tokios veiklos pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitymai atitinami pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies kainas, tai taikoma pirmoji, tai reiškia, kad kiekvienos veiklos yra atskaičiuojami atskirai. Kurią rinktis, tai verslo liudijimų sąrašas, pagal kurį asmuo turi dirbti pagal verslo liudijimą, yra patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės. Tai nėra taip, kad aš nusprendžiu, kad čia yra didesni mokesčiai, yra mažesni ir aš renkuosi tai, kas man yra palanku. Bet būtent kaip minėjau, kad sąrašas yra patvirtintas vyriausybės, tai yra mūsų įstatymų. Tai reiškia, jeigu jūsų veiklos pobūdis neįeina į šitą sąrašą, jūs tuomet turite vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą. Toliau socialinės garantijos, čia taip trumpai plius minus susidėjau, tai senatvės pensija jinai yra abiejose.
motinystės išmokos tik pagal pažymį, pagal verslo liudijimą dėja nepriklauso. Ir viena iš tų problemų tikriausiai verčiantis individualios veiklos, tai kad nėra ligos pašalpų, reiškia, jeigu tu nedirbi, tai tu pajamų negausi. Darbo stažas čia tikriausiai tikrai daug kam yra iškylantis klausimas, nes yra, kol pati nepradėjau rengti skaidrių, nežinau, kas būtent yra su darbo stažu, tai dabar sužinosime visi, kad darbo stažas priklauso nuo mokėtų įmokų dydžio, tai yra, jei per metus gauname nemažiau nei 12 mėnesių minimalių mėnesinio algų dydžio pajamas, tuomet į stažą įskaitome visi metai. Gavus mažiau pajamų, stažas proporcingai mažėja. Kaip startuoti? Tai arba įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą įprastu arba pabrėžiu elektroniniu būdu ir įsigyti verslo liudijimą įprastu arba elektroniniu būdu taipogi galima. Tai kreiptis reikėtų į valstybinę mokesčių inspekciją ir pajamų išlaidų apskaitos žurnalas arba kasos operacijų žurnalas, tai yra abiejoms veikloms nepriklausomai privatus. Toliau individuali įmonė. Tai individuali įmonė yra neribotas civilinės atsakomybės juridinis asmuo nuosavybės teisės priklausantis vienam fiziniam asmeniui. Tai pabrėžiu, kad yra neribotas, tai kaip ir vienas iš didžiausių minusų reiškia, asmuo taip pat atsako ir savo turtų, ne tik tai, ko investavo, tai čia manyčiau vienas iš minusų. Tai pabrėžiu, kad gali būti tik vienas fizinis asmuo, reiškia, aš galiu kurti įmonę visiškai vienas, tvarkyti visą galų net ir buhalteriją ir atlikti visas kitas paslaugas, vien tik tai aš. Taigi trumpai pliusų minusai patys esminiai, patys didžiausi, tai būtų, kad nėra nustatyta minimalaus įstatinio kapitalo. Tai čia būtų vienas iš pliusų, reiškia, aš galiu nuo nulio arba tarkim turėdamas mažas sąnaudas jau pradėti įsiregistruoti ir vykti veiklą. Taip pat, kad kaip ir minėjau, kad vadovas yra tas, kuris asmuo įstaiga yra vienvališkai valdo individualią įmonę individualios veiklos vardu. Minusai būtų, tai kaip ir minėjau, irgi trumpai, kad savininkas atsako savo turtų. Tokie būtų didžiausi pliusų minusai, kalbant apie individualią veiklą. Taigi pagrindiniai mokesčiai, tai pelno mokestis yra 15, tai yra tradicinis iš tikrųjų, nebent yra kažkokios lengvatos, tai būtent pagal individualią įmonę, tai jeigu įmonės darbuotojų skaičius neviršėja 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamas neviršėja šitą sumą, galimas apmokestinimas pelno mokestis, taikant 5% mokesčių tarifą, gyventojų pajamų mokestis 15%, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokestis 17%. Taigi vėl klausimas, kaip startuoti, čia šiek tiek yra sunkiau šitoje situacijoje, tai notaras turi patvirtinti prašymą su šitų dokumentų tikrumą ir taip pat turime registruoti juridinių asmenų registre, kadangi kol įmonė yra neregistruota, tai kaip ir galima pasakyti, net negalioja. Tai kokius dokumentus reikia pateikti juridinių asmenų registrui, tai yra įmonės nuostatai, dokumentas patvirtintas koks mokėtas atlyginimas už registravimą ir aišku prašymas registruoti šitą jūsų veiklą, jūsų įmonę juridinių asmenų registre. Tai įmonės nuostatai, iš kurios gauti, tai galbūt net ir skamba jie rimtai, tačiau jie yra pateikiami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos puslapyje, tai reiškia, bent čia, kaip ir aš kėliau nuorodą, lygiai taip pat mes skaidrių pabaigoje kelsime jums naudingas nuorodas, kurios, nežinau, bus galimybė tarsim asmeniam gauti šitas skaidrės, bet tiesiog ten netgi šabloniškai pasimta šabloną, ten įrašote eilutes, ką reikia ir tiesiog galite pateikti. Tai kaip savo įmonės nuostatus ir tai yra, kaip pasakyti, galima leidžiama. Kitas variantas yra specialus rengimas pagal jūsų įmonę, tai reiškia, kad jūs tiesiog galite pirkti kaip paslaugą, tiek registrų centras, tiek verslo centras teikia šitas paslaugas. Tai du variantai yra pateikiami, tai pagal šitos tai galite įmonės nuostatus susiformuoti, gauti, sukurti ir tuomet pateikti registrų centre. Ir registravimas, būtent vien tik registravimas juridinių asmenų centre kainuotų 30 €. Taigi, toliau mažoji bendrija. Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatus asmuo. Įmonė, kurios visi nariai yra fizinė asmenys, yra net daugiau 10. Tai iš karto, kad ir vienam sakinį aš galiu pabrėžti kaip ir vieną pliusą, vieną minusą, tai ribotas yra, tai reiškia, kad asmuo neatsako savo turtų, priešingai negu buvo kalbant apie individualią įmonę, o toks minusas tai yra, kad net daugiau 10 asmenų, tai reiškia, kad, tarkim, jeigu tavo yra didelės apyvartos, tu negali plėstis ir plėsti kaip ir tarp tiesiog, yra negalimas 10 žmonių. Tai kaip ir šioks toks įvaldymas, kaip yra minusas.
Taigi, kaip reikia įsteigti, tai yra dviejais dokumentais arba steigimo aktu, steigimo sutartimi, tai priklauso nuo steigėjų skaičius, tai jeigu pagal aktą tai vienas steigėjas, o pagal sutartį tai yra 2 ir daugiau steigėjų. Taip pat kalbant apie įnašus, tai kuomet yra daugiau steigėjų, tai mažosios bendrijos nario įnašas yra nario nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas mažai bendrijai. Pavyzdžiui, kad įnašo gali būti tik pinigai ir toks turtas, jokios paslaugas negali būti. Mažai bendrijai perduotas nario įnašas tampa mažosios bendrijos nuosavybė. Taigi vienas iš pliusų, kokius pasus turi mažoji bendrija, tai reikalauja mažiau pradinių investicijų, kalbant lyginant su UAB arba akcinė bendrovė. Toliau nėra taikomas kapitalo reikalavimas, tai yra pelno išmokėjimas avansų, tai vienas iš tų pliusų, tai reiškia, kad kol pelnas negaunamas, tai darbuotojai gali priekį išmokėti pinigai būti. Taip pat jis gali lengvai pasitraukti iš verslo atsiimdamas savo įnašą, čia taip pat irgi vienas iš pliusų, kad tiesiog negauna kažkokių nuostolių savo, taip pat nesudaromos darbo sutartys, yra narystė ir nebūtinai vadovo ar buhalterio etatai įmonėje. Tai kalbant apie narystę, tai čia būtų būtent šitie mokesčiai, kuomet esame mažos bendrijos nariai. Tai gyventojų pajamų mokestis būtų 15% nuo avansų išmokama ir finansinių metų pabaigoje paskirstyto pelno. Privalomas sveikatos draudimas yra 9% už kiekvieną narį, tai reiškia, pabrėžiu, kad už kiekvieną narį, nereiškia už visus bendrus. Valstybinis socialinis draudimas tai būtų 26,3% nuo sumos, kuri kalendoriniais metais išsimama mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams. Kalbant apie įmonės pelno mokestį, tai yra 15% nuo pajamų, arba vėlgi taip pat, kaip ir prieš tai minėjau, tai yra lengvatas, arba 5% vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10%, o mokestinio laikotarpio pajamas neviršija 30 000 eurų. PVM mokėtojas, PVM mokėtojai registruotis privalo, jeigu gautos pajamas už parduotas prekes, suteiktas paslaugas, šalies teritorija per paskutinius 12 mėnesių yra didesnis negu, kaip matome, beveik 45 000 eurų per kalendorinius metus. Tai būtent šitas PVM mokėjimas iš tikrųjų galioja visiškai visom verslo formom, tiek individualiom įmonėm, tiek įmoniai, kad jeigu pelnas viršija tam tikrą šitą nurodytą sumą, tai asmuo turi registruotas kaip PVM mokėtas, tai būtų būtent mokesčių inspekcija. Taigi vėl kaip startuoti, tai lygiai taip pat vėlgi notaro patvirtinimas. O dokumentai šiuo metu būtent šiais yra patikimi nuostatai. Prašymas registruoti juridinių asmenų registrą taisyklę, pagal kurią asmuo veikia juridinių asmenų vardu. Formos, kaip ir minėjau, yra visiškai pateiktos ir toliau pateiksime netgi nuorodas jas. Ir čia lygiai taip pat, kaip ir įmonės nuostatai mažai bendrijai, taip pat kaip buvo individualiai įmoniai, kad galima pagal pavyzdį arba galima pirkti kaip prekę. Tai aš nesikartosiu. Toliau registravimo mokestis, tai čia įgėlių individualios įmonės ir mažosios bendrijos, tai čia kaip ir tos palyginimas. Skirtumas, tai matome apie 20 eurų, nežinau, ar tai didelis ar ne, bet tai yra tik vienkartinis mokestis. Uždaroji akcinė bendrovė, tai yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Tai kaip minėjo kolegė ir praeitas labai panašus, kad tai yra steigimo aktas arba sutartis, tai yra steigimo aktas yra vienas steigėjas, o kitas tai yra 2 ar daugiau steigėjų. Bet uždaroji akcinė bendrovė turi būtinai turėti buhalterį, kitaip net negali jokia įmonė atsidaryti. Privalumai tai, kad jeigu nepasiekus verslui, verslas nerizikuoja savo kažkokiu didesniu turtu, negu tu investavai į šitą UAB-ą, galimybę pasitraukti iš verslo, perleidžiant akcijas kitiems asmenims ir parduodant verslą. Trūkumai tai tie, kad yra įstatinis kapitalas 2,5 tūkstančio eurų, pelnas išmokamas tik per dividendus arba gaunant darbo užmokestį, tačiau tokiu atveju reikės mokėti didelius mokesčius. Įstatinis kapitalas, tai jis turi būti suformuotas iš akcininkų. Kapitalas gali būti ne tik piniginis, bet gali ir būti 75%, tarkim, nepiniginis, tarkim, automobilį, kompiuterinė technika, dar kažkokie kitokie turtai. Tai jeigu yra vienas steigėjas, tai yra steigimo aktas, jeigu yra 2 steigėjai, tai yra sutartis. Antras būtų tas steigimo sprendimas, o jeigu yra daugiau steigėjų, tai steigimo susitarimo protokolas.
O daugiau šiaip viskas labai panašiai kaip abiejuose, kad turi būti nuo 1 iki 250 narių, patalpų savininko rasiškas sutikimas ir banko pažyma. Yra steigiamas susirinkimo sušaukimas, kuriame yra išrinkiami nariai, tarkim, netgi ir vadovą turi išrinkti. Jeigu jie gali būti nešaukiamas, jeigu tarkim, yra jau išrinktas vadovas ir tomis susirinkimuose jie šneka apie savo uždaros akcinės bendrovės organų, apie narius jau. Įmonės įstatai, iš kurios gauti, pavyzdinė forma yra pateikiama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos internetinėme puslapyje, kurie nurodėme, ir specialus rinkimas pagal jūsų įmonę. Tai mokesčiai, socialinio draudimo mokestis darbdavys moka 30,98%, darbuotojas 9%, sveikatos draudimo mokestis yra jau skaičiuotas į tuos 9% darbuotojų. Gyventojų pajamų mokestis 15% nuo priskaičiuotos algos, nekilnojamo turto mokestis nuo 0,3% iki 1% ir įmokos į garantinį fondą yra 0,2%. Taip, pelno, tai jeigu pajamos neviršė 300 000 eurų, taikomas lengvatinis 5% pelno užmokestis. Kaip startuoti, tai turi kaip ir daugumoje pasirašyti notarą patvirtinta, turi būti registro centrai pateikiami dokumentai įstatai, prašymas registruoti juridinių asmenų registre, vienasmeninis valdymo organas, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu. Akcinė bendrovė tai ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatyminis kapitalas padarytas į dalis akcijas. Visos bendrovės akcijos yra įvardinės, vadovas nebūtinai turi būti vienas iš akcininkų. Privalumai, tai kad akcininkų skaičius yra neribojamas, ribota civilinė atsakomybė, galimybė perleisti, perduoti savo akcijas. Akcinės bendrovės turto savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso teisė į akcijas. Visuotinėme akcijų susirinkime akcininkas gali paskirti įgaliotinį asmenį ir jis turės tokias pateisės. Galimybę dalį nepaskirto pelno gauti dividendais, svarbius sprendimus bendrovėje būti bei formuoti valdymo organus, akcininkai priima balsuodami. Trūkumai tai tiek, kad yra labai didelė pati pradiniai įnašas pirmas, tai 40 000 eurų. Akcininkai dividendus gali išmokėti tik pasibaigus mokestiniams metams ir tada jeigu akcinė bendrovė turi atgavo pelną. Jei įmonės vadovas nėra uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, jos sprendimų laisvė yra ribota. Sudėtinga buhalterinė apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas, savininkai negali naudotis bendrovės pelnu, kol jis yra nepaskirstytas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais, kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne mažiau kaip 1/4 visų jo pasirašytų akcijų vertės. Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojų. Akcijos turi būti visiškai apmokėtos per steigimo sutarties ar steigimo akte nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo jo sudarymo dienos. Pradinį įnašą mokami atidarytas steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke. Tai susirinkimas lygiai taip pat, kaip ir ten susirinkimą turi nuspręsti, surasti kažkokį bendrą vadovą, turi patvirtinti akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, išrinkti visuotinį akcininkų surinkimo bendrovės organų narius ir spręsti kompetencijai paskirtus klausimus. Kaip statutai, tai lygiai taip pat notaro patvirtinta, registro centrai pateikiami dokumentai yra įstatai, prašymas registruoti juridinių asmenų registre, vienasmenis valdymo organas, taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, steigiamoje ataskaita. Įmonės įstatai, kurie gauti, kaip ir minėjau prieš tai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos internetinėme puslapyje specialus rengimas pagal jūsų įmonę. Tai čia yra nuoroda. Ir registravo mokestis, čia kaip ir kolegė minėjo mandali, mažoji bendrovė akcijos ir uždaroji bendrovė yra 57,34 €. Tai yra tas skirtumas nuo mažos bendrovės, bet jis nedidelis, tik didesnis nuo individualios. Ir lygiai taip pat gali būti akcijai bendrovėje arba UAB bankrotas, kuris atsitinka, kai juridinis asmuo turi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams,
praleisti įsipareigojimai viršija pusę jo įrašyto turto vertės. O bankroto tikslai tai suteikti galimybę skolininkui pasitraukti iš rinkos ar pradėti naują veiklą, kad daugiau nebeklimptų į skolas, apsaugoti kreditorių interesus, tačiau praktikoje bankroto procedūros neretai pradedamos tada, kai juridinis asmuo jau visiškai nėra pajėgus įvykti savo įsipareigojimų kreditą. Taip toliau pavadinimai, tik kiekvienose kiekviena įmonė turi savo pavadinimą, tai ką daryti, kad visi nesidubliuotų, iš kur man žinoti, kadangi yra tokia begalybė įmonių. Tai irgi tokia pat galimybė yra pasitikrinti būtent tai registrų centre, tai nuoroda yra kelta, kaip ir minėjau, pateiksime jame ir galinėme sąraše. Taip pat svarbu žinoti, kad įmonės gali būti steigiamas ir elektroniniu būdu per registrų centro klientų svetainės sistemą. Tik tokiu atveju yra privaloma kvalifikuotas elektroninis parašas, tai čia vienas iš didžiausių pliusų ir kaip manoma, tai yra dabar labai ypač populiaru. Toliau naudinga žinoti, tai čia galbūt toksai labiau iš asmeninis būtų, kad būtent nuo 15 metų asmenims, kurie kuria verslą būdami iki 29 metų, jam yra grąžinamas visos VSD įmokos neskaičiuojamas, tai kaip pasakyti, tiesiog galbūt yra toks kaip ir paskatimas savivaldybės, tai nereiškia, kad jūs nemokate, tai jūs mokate ten verslo centrų, registrų centrų, jūs viską susmokate, bet paskui savivaldybė tai grąžina. Tai irgi aš tokį dalyką kaip ir sužinojau, tik tai pirmą, kadangi čia buvo galbūt iš giminės asmuo, kuris teigia ir jis irgi taip pat sužinojo, tai aš bandžiau paieškoti, tai būtent kaip radau, tai reiškia, visą tai yra tikra, tai tik tiek galbūt yra naujovė, tik metai laiko ir galbūt anksčiau nežinoma. Tai va, visiems čia bus paskatinimas, kad dar galite kurti įmonę. Toliau čia taip pat dar galbūt paminėjau Swedbanko lengvatų, tai irgi čia būtų galbūt iš asmeninio, nežinau, ką siūlo kiti bankai, bet būtent Swedbankas, tai pirmosius nuo įmonės metus įkurtus teikia tokią lengvatą, kad nereikia mokėti pavadinimo mokesčio, galbūt yra mums skamba minimaliai, bet iš tikrųjų tai yra pakankamas saugumas, kad ir 30 euro centukų, bet jos vis tiek susitaupo, kai yra tikrai pakankamas didelis kiekis pavadinimų, taip pat banko generatorius nemoka. Kaip ir minėjau, čia yra pateikiamos naudingos nuorodos, tai kaip matome ir verslo valdymo skaičiuoklė, individualios veiklos, įmonių pavadinimų patikra prašymų formas, tai iš tikrųjų, kaip pasakyti, tai reikia žinoti, kurias reikia rasti. Ir toliau, tai čia būtų teisės aktų krūva. Ir ką norėčiau pabrėžti, kad kuomet vadovaujatės įstatymais, tai visuomet naudokitės galiojančiais teisės aktais.